Parkeris Jacksonas Cartwrightas taip pat pasirodo vėl aikštėje, dabar veržiasi į kairę, 2+1 Parkeris Jacksonas Cartwrightas demonstruoja savo greitį, reaktyvinį greitį. Štai čia prasiveržimas į kairę, tikrai labai greitas žaidėjas. Čia Parkeris Jacksonas Cartwrightas rengia komandos ataką, Masiulis kyla čia. Artūras Gudaitis porą kartų neapsigynė prieš Matoną, 2+1 buvo situacijos būtent šio žaidėjo. Šį sezoną žaidžiant namuose. Čia Šiaulių arenoje Šiauliai yra laimėję 6 kartų, taip pat bus ir pralaimėję 6 sykius. Kryžanauskas ir jo pirmieji šio sezono taškai. Bandytų užatakuoti Jacksoną Cartwrightą, bet kokiu atveju iš tos situacijos susikurtas Brukso dvitaškis, taiklus 5-5. Įmetamas kamuolys Tubeliui, na kol kas abi komandos itin lengvai kūrėsi šansus. Greipsas. Patas. Visiškai laisvas iš vidutinio nuotolio. Dvigubas krepšinio šeštadienis. Tu apie Mažeikių komandą? Taip. Galvoju, kad Bartašius, nežinau, ar būtų tiek išmetęs, kad 23%. Čia kamuolys PJC rankose. Ir vėl bando aštrinti žaidimą. PJC, jo geras perdavimas, trūkčiojantis driblingas, geras įkirtimas Radzevičių. Jacksonas Cartwrightas vėl pasiūlė Musparą Gudaitis, vėl pats žaidžia Cartwrightas iki galo, bet paskutinė akimirka. Čia dar kartelė. Jacksono Cartwrighto perdavimas ir Gudaičio. Komeras. Ieškojo Maldūno. Čia ir vėl Vilniaus Rytas greitame puolime. Ir kovo 15 Lietkabelis laimė antrą kėlinuką 26 ir laimė rungtynes 7 taškų skirtumu. Čia antrąjį kėlinuką Rytas laimė net 33-14 šį vakarą ir po poros. Ir prieš atkrintamasis norisi geresnių rungtynių, kad pasijusti geriau. O čia toksai Parkerio Jacksono Cartwrighto metimas. Laiko dar turi Vilniečiai. Jacksonas Cartwrightas apšvarina Šaką Buchananą, Artūras Gudaitis greitame puolime krepšys. Puolimo tonui dar antrajame ketvirtyje po Kulviečio taškų komandas skyrė 5 taškai. 30-35 vienu metu atsilikinėjo Šiaulių Kazino Admiralo ekipa Artūras Gudaitis. Bet Rytas tada antrajame ketvirtyje sekmadienio mače, kaip reikiant, surakino svečius gynyboje, ėmė tolti dar po didžiosios pertraukos spurtas. Vasiliauskas lieka prie Jacksono Cartwrighto. Žingsnelis iš šono, metimas iš toli. Dar 3 laimi 7 taškų skirtumų. PJC tylėjęs visoje serijoje su 2 labai ilgai žaidė, beveik visą trečią kėlinį, 7,5 minutės. Oi! Artūras Gudaitis iš viršaus. Cartwrightas prieš Smailagičių, dabar iš toli pasibando Cartwrightas ir kokį tritaškį turi. Parkeris Jacksonas nenorėjo gauti bloko, nusprendė mėsti iš toli ir nugarai krepšį, bando sukurti erdvės, bet Jinukas tikrai gerai stoja tą kontakto, gale takos dar ir sugeba bloką uždėti Vaurino čia. Geras Cartwrighto perdavimas Sargiūnų ir Sargiūnas greitoje ataką iš po krepšio taškai. Po to prieš Margirį Normantą gera 2+2 gynyba ir perdavimo linijose irgi Žalgiris gerai žaidė, dabar liekamos 2 sekundžiais PJC. Labai aukšto trajektorija Jacksonas Cartwrightas. Didžiausią rungtynių metimą su atakai skirto laiko sirena. Raitis tapo tik trečiuoju Žalgirio žaidėjų metusiu tritaškį šį vakarą, bet vienintelis pataikęs iš toli yra Francisko, o PJC didina Ryto persvarą. Dabar ir PJC